nereikia lyginti Hercogo šito filmo Pamirštų sapnų urvas su Avataru. Tai yra visiškai skirtingi žanrai ir manau, kad Hercogas įrodė eilinį kartą, kad yra puikus režisierius. Hercogas labai puikiai, man atrodo, sugebėjo priartinti žiūrovą prie praeities, nes ta istorijos praraja tikrai didžiulė, 32 000 metų ir manau, kad 3D formatas buvo puikus sprendimas, nes ir tų piešinių autorius ar autoriai jau tada, manau, puikiai jautė, kas yra judesys ir puikiai jautė erdvę ir Hercogas pamatęs tuos urvus nusprendė, kad perteikti manoma tik 3D formatu, nes piešiniai yra ne ant plokščių sienų, bet išgaubtų ir net fiksuojami žvėrių judesiai. Werneris Hercogas yra autorius ir aš manau, jeigu kitas režisierius būtų ėmęsis daryti panašų filmą, mes būtume pamatę tokį šviečiamosios mokslinės dokumentikos kažkokią juostą, panašią kaip būna BBC serijos ar Discovery ar National Geographic ar panašiai. Werneriui Herzogui įdomu ne tik tas pats urvas, bet jam įdomu ir kokie žmonės piešė tą urvą. Ir ką jie galvojo, kaip svajojo, jam įdomu atkurti aplinką ir užkabinti mūsų fantaziją, kad mes pradėtume įsivaizduoti. Tu esi nestebėtojas iš šono, bet pats vaikštai tais labirintais ir nori su pirštu paliesti tuos piešinius. Kol kas, man tai yra vienas geriausių kino pavasario filmų. Relax and take time to absorb it. Yeah. Įspūdis labai geras. Labai gerus dalykus daro Hercogas. Ir tai ne pirmas dokumentinis filmas. Neįtikėtina, kad taip seniai aplamai, ką nors galima buvo nupiešti ir dar taip gražu iš tikrųjų, kaip, nežinau.